rytas visiems. 3 naktis Lietuvą kankino šalnos ir kai kur labai stiprios. Šiandieną pravažiuosim ratuką vėl nuo vidurio Lietuvos į šiaurės rytus pasižiūrėti, kaipgi atrodo tie žieminių pasėlių laukai, kaip atrodo vasarojus. Kai kur buvo šalnos nedidelės, kai kur didesnės. Čia Kėdainių lauke, tam pačiam, kur stojom visą laiką, prie Via Baltikos, Pionieriaus PT315 hybridas. Matosi, kad vienas kitas augalas vis dar bando atsikelti, nebuvo labiau pasiraitęs. Tačiau kiti jau vakar vakare buvo galvas pakėlę. Na, kažkoksai tai va silpnesnis augaliukas, vienas kitas kitas. Kiti visi augalai status. 3 naktis buvo šalna. Pirmąją -1,5, antrą -2,2, trečią virš -3 paspaudė. Tiesa, šalčio ekspozicija buvo tik tai 4-5 valandas. Kokie bus pažeidimai? Matome vieną kitą neužmegstą ankštarėlę, kitur matosi apatinės 2 užsimezgusios, 2 nėra. Toliau užsimezgusios, 3 neužsimezgusios, toliau sekančios 3 vėl užsimezgusios 4. Tai matysim šiandieną skirtingų vaizdų. Labai ilgai neverta įsiplėsti, rapsai buvo tikrai pamaitinti pakankamai neblogai, kaip bebūtų gaila, šitose laukose tik tai 4,5 mm per visą balandžio mėnesį. Lietaus trūksta, tą rodo ir žieminiai rapsai, nekyla šoniniai kartu su centrais, niekas čia nebuvo reguliuotas, augimo reguliatoriai. Šitas laukas, na, aukštis matote pagal turbūt taip, kur striukė geltona, tai šiandieną pavaikščiosim ir po geltonus ir dar tik tai be pradedančius žydėti žieminių rapsų laukus. Čia šalnos mažiau, Suvalkijoje teko girdėti pakankamai nemažai ir vasarojus gavo per kepurę, yra iššalusių vasarinių miežių, pašalusių pupų. Šiaurės Lietuvoje gal tokių vaizdų nematysim, nes vasarojus dar ten tikrai toli gražu ne visur sudygęs. Žieminiai rapsai matome daug kur ir vakar teko stebėti, kur retesnė vieta, ten didesnė šalčio sankaupa ir ten augalai daugiau pastresavę. Tai ypač reti laukai gavo šalnos tikrai ženkliai stipriau. Matote, va, retesnė vieta, nors turėtų būti ir stipresnis augalas, daug labiau pastresavęs, kur tankumas normalus, ten žala žymiai mažesnė. Geriausias vaistas, žinoma, lietus. Važiuojam pasižiūrėti ten, kur tų šalčio tikrai buvo po -6 ar net -9. Ne, tai čia mintis paprasta, čia, žinai, po tokių šalčių šičia buvo, žinai, 3 naktis, o -4, -5. Su tokia nuo 11 vakaro iki 7 ryto šalčio ekspozicija, tai, žinai, jie buvo gerai pasiraitę. Bet nieko, viena diena jau keliasi beveik į viršų, kur nežydėjo. Palauk, šitą masyvę 3,15. Palaikyk biškelį, jeigu ir kamerą. Vietom yra, bet nėra, kad jisai būtų, žinai, tuščias. Tai jisai labai sėkmingai atsistos, nieko vidurio Lietuvoje, net taip tragiškai. Jeigu rapsas buvo patreštas anksti ir gerai, jeigu rapsas buvo pamaitintas porą kartų, tai jam tie -6 nieko, va, stipresnis, kur, va, centras, šoniniai. Nu, įdomu modelį dar biškai palaikyti. Žiūrėjau. Tai va, kur. Ir nereguliuotas pavasarį. Yra įplišimas, va, ne? Bet jisai nėra aukštas, tas rapsas čia aukštaūgė veislė. Yra įplišimas, bet jisai tik tai paviršiui, vidus netraukęs, šoniniai vejasi centrinį. Vasarį 2 purškimai daryti. Vienas kartu su žolėm ir pabirom su mitybom, o kitas atskiras su vabalais, kenkėjais. Tai kas atsitiko, va, apačioj toksai lengvas dėl intensyvaus augimo yra, o viršui pilni centrai. Tai jam čia tie jam čia, žinok, tie -6 tai praėjo taip, gali kokį vieną kitą žiedelį atmest, bet net ir šitose vietose, va, kur link durpės labiau, ten toliau irgi ten bus viskas normaliai. Manau, važiuosim į durpyną dar pažiūrėti, bet viskas, va, šonai eina, centrai dar nepaaugę. Viskas tvarkoja, čia kur nežydėjo, tai iš viso. Va, kur
retesnė vieta, tik tai silpnesnis augalas, liaunas koks, biški labiau pasivaitęs. Bet ir šitas atsistos, va. Jau šitas beveik baigė atsistos. Nieko jis. Išsitiesins. Šiandien vakare jau bus visi atsities. 2 kaiminiai ūkiai per abudu sudėjus 1000 hektarų 6 stotelės meteorologinės turi, tai viskas kaip diena ant vandens, kiekviena masyvė. Tai va ten stovi pačioj stotelė, nežinau, čia už kokių kelių šimtų metrų nuo mūsų. Šalnos 3, šalčiausia buvo iš sekmadienio pirmadienį minus 5,6, prieš tai minus 5, tada minus 4,7 po 10-11 valandų šalčio ekspozicijos nuo 11 vakaro iki 7:30 ryto. Tai vieni iš baisesnių durpynų, kad pasižiūrėti, atrodo šitaip. Azoto buvo atiduota pakankamai anksti 2 tręšimai. Braitas, augimo reguliatorius su mityba važiuotas, nu ir va, baisiausios vietos atrodo šitaip. Nu, tai prie minus 5, minus 6 kelias naktis atstovėjo žeminiai tikrai geriau negu atstovėjo vasarojus kitur pietiniuose Lietuvos regionuose. Labai įdomu, aišku, pasižiūrėsim kaip kiti durpynai ir kaip žeminis rapsas atrodo, bet su žeminiais kviečiais, bent jau kol kas prie tokių temperatūrų ir prie tokių padarytų darbų, žala minimali. Irgi šalia esantis rapsas, visiškai lekianti durpė, specialiai ieškom, kur tie rapsai nukentėjo labiau. Na, kiauras durpynas. Temperatūrinis režimas irgi labai panašus, iki minus 5, 3 naktis iš eilės ir šičia. Pionieriaus PT315, kito selekcininko aukštaūgis hybridas. Šiaip matosi net labai skirtumas, pasižiūrėjus čia augalai stovintis, tikrai pasiraitę durpynę gavo per kepurę, visgi tokie šalčiai. Šičia vaizdas šiek tiek net ir vizualiai prastesnis, matosi daug tokių augalų, kurie jau palei žemės paviršių. Na ir tada stiebėsi, nu, tai iš tokių jau tikrai fontanų kažkokių tai tikėtis neverta, nors žiedyną dar kelia, bet jau palei žemę. Tai čia draudimo klausimai, jeigu turėjote žeminį, apsidraudė, viskas čia galioja, jokių klausimų nėra, šalnos, nekviečiat, skaičiuojam, kokios yra. Tai vėl stipresnis, didesnis augalas, geriau ir atstovėjęs, ne? Net ir durpynė, nežinau kaip per kamerą, bet šiaip tai labai aiškiai matosi skirtumas vizualus. Čia PT315 kitam lauko gale. Čia irgi iš naujos selekcijos kitas hybridas, tik tai ne to selekcininko. Vėl veislės skirtumai, nu, matosi kai kuriuose vietose akivaizdžiai. Bent jau šiuo momentu. Šita dar nelabai nori kiltis ir tikrai matosi daugiau pažeidimo iš centro negu čia. Čia jau didesnė dalis žiūri į viršų. Nors čia irgi dar priedurpis. Ne tokia durpė lekianti, kaip praeitam gale, bet irgi labai panašus scenarijus. O kur tik tai sunkesnė žemė, ten iš viso tokiuose žeminiuose rapsuose beveik streso jokio nėra. Va, sertifikuotas. Ne, Braitas labai gražiai atrodo, viskas tikrai labai nuostabiai. Viskas gerai, yra viena kita kvietrugių sėkla, laiks nuo laiko aišku, čia viskas normos klostė, bet jau pradeda matytis. Kai kur gražiai yra, nekvietys čia. Bet žeminiai kviečiai gražiai atrodo, iš tose kalvose, net ir po tų šalnų, nieko baisaus. Pirmas augimo reguliavimas atiduotas, azoto atiduotas šiai dienai 150 veiklio medžiaga, sunkesnis dirvožemis ir planuojamas važiavimas su herbicidus, peroksulamas, su druska, na, ir vienam lauke šiek tiek fluoroksipiro pridėta, kur yra daugiau žliūgės, na, su fluorosulamu, žodžiu, dar tam, kad susitvarkyti su darbais. Bet kalnai gražiai banguoja. Matosi šiek tiek po kaso pačirškinti šalmos, biškai pašviesino, patamsės. O po pupų labai daug pelėviršio, aklės, standartinės žolės sėjomenė.
pavasarinio degimo. Kitas momentas yra, kur tos meteorologinės stotelės pastatytos. Viena stovi ten, aukštesniai daly, ir šalčiausia temperatūra per praėjusias 3 naktis, kai buvo užfiksuota -3,5, o kita stovi apie 1,5 metro žemesnėje vietoje. Abidvi pastatytos į durpyną, skirtingų ūkininkų durpynuose, bet ten šalčiausia rodo -4,5. Tai vėl, jeigu statotės meteorologinės stoteles, tai jas reikia pastatyti žemesnėse vietose, kuriuose būna tos didesnės šalnos. Nes o čia būtent ir yra ūkio durpynai, durpinėliai, ne vien tik tai. Ir labai atvira vieta. Po 7-8 valandas šalčio ekspozicijos iki -5. Turbūt žemiausiai vietoje ir dar daugiau. Vėl tankesnis pasėlis, stipresni augalai. Nieko baisaus jam čia neatsitinka. Žinoma, vienas kitas žiedelis yra, bet dar važiuosim ir su papildoma mityba po šalnų. Pakankamai patikrintas variantas, kaip ir prieš nebuvo augalas paruoštas, taip ir po. Tai bus 3 purškimas šiais metais. Stiebai durpynė, žinoma, yra paretėję. Čia turbūt nenuostabu, ne, kai durpiai -5,5 šalčio ateina ir pasisukioja. Taip pat šalčio, ne šalnos, ne, teisingai sakai. Bet va, para laiko praeina, rimtas ir paruoštas augalas, jau eilę metų matom. Kur? Jo, čia va, kur baisiausia, tai čia baisiausia durpė. Bet rimtas paruoštas augalas, jis jau tikrai geriau atlaiko. Nu va, pati žemiausia vieta, bet vėl, ten, kur retesnis pasėlis, atkreipkite dėmesį, retesnės vietos, kur buvo, iš karto pašalo ženkliai labiau. Jo, šalmos tai įsisaugo. Žinok, visur, kur tik tai retesnis rapsas, net ir patys stipriausi, gavo per kepurę labiau negu ten, kur tankumas, nes tas šaltis turbūt vis tiek taip vakrito. Tai tą tendenciją jau per 3 dienas per Lietuvą išsivedėm. Čia jau turėjo lygiai vietoj 2 kg sėjam 4. Žemesniai vietoj, ne. Kol kas viskas tvarkoj. 40 augalų kvadratinių metrų į durpyną, optimali norma. Pasėlio tankumui matosi, kad gavo šalčio, bet vėlgi žiūrime į apačias. Tikrai duotas mitybiniai komponentai, važiuotas ir tas pats silicas, silikalis, antroje mityboje kaip ir visą laiką. Tai tas, sakykime, viduj praretėjimas jisai yra, bet nėra toksai didelis. Žiūrint apačią, net ir durpynę pačiose baisiausiose vietose. Tai kai lieka truputėlį kaso, tai tada prasideda gamybiniai bandymai kaso pupų pasėliuose, kur irgi visai įdomu pasižiūrėti, kaip atrodo 40 miklios papildomai dalį lauko pravažiuota, dalį nepravažiuota. Skirtingų nuomonių yra, skirtingų jų girdėta per eilę metų. Kiekvienais metais patikrinamis kažką tai įdomesnio, pasižiūrėti, kaip atrodo ir gamyboje. Tai ir čia bus vienas iš įdomesnių scenarijų. Su sulfatų bandymu jau daug prisidarė, tai pabandysim, kaip atrodo kaso šimtelis. Va irgi kitas masyvas, stotelė panašiai iš kokių 400 metrų už griovio stovi. -5,5, 3 šalmas, iš sekmadienio į pirmadienį pati šalčiausia. Tai čia turėjom pirmą naktį be šalnos. Ir čia tas pats PT315 pasėtas, bet pasėtas jisai ne taip kaip visi pasėti 10-14 dieną, čia 22 pasėta, šiek tiek vėlyvesnė sėja, matosi ir pagal augalo stadiją. Žemė, ne fontanai, bet atsistojo labai greitai. Vienas, kitas tik tai kur nulinkęs. Patinka man pakol kas šitos veislės atsparumas šaltoms temperatūroms žydėjimo ir prieš žydėjimo metu. Va, rudeninių kompleksinių trąšų negavusi. Gavusi per 6 metrus per fokuso plotį. Ir visą sezoną tiek rudenį atsilikinėjo, tiek dabar gavo šalmų per labiau. Tai va, jo, pašalė gerai, tai kaip matosi nevaikiškai. Taip nekaltai porą šimtelių rudeninių kompleksinių. Va kaip keičiasi vaizdas. Dabar ten, kur prieš porą laidų buvo rugiai,
matosi rugiai šviesesni, o Brightas jau irgi gavo spalvelę. Čia žinoma tik tai antras kasas atiduotas vakar. Tai ta spalva dar vietomis matosi, kad jinai šiek tiek parudės porai dienelių. Žolės, kai tik tai bus įmanoma, vėjai, žiaurus pučia šiandieną. 14-15 gūsiai, tai ką sulaistyti, tikrai viskas tvarkoja, bet su purkštuvu važiuoti herbicidus kviečiuose sudėtingas variantas šią savaitę. Kviečiai 31. Jau rugius aplenkia spalva ir dar tik tai dabar atiduot antrą pusę azoto. Kur su rapiduku praeitoj laidoj sieta buvo vien skylės. Aišku, dygstančių nemažai. Viskas labai gerai, herbicidas dirvinis funkcionuoja, bet kiek žąsis čia išbaladoja. Ai, nesavo, visur, kur pasižiūrėsi, visur skylės. Tai kiek čia pas tave buvo nusileidę? Keli šimtai, ne? Įdomu, kiek išrinko. Nu, dygstančių yra nemažai, reiškia, visko neišrinko, bet pagal viską tai taip nevaikiškai pabaladojo. Ir didžiosios ir mažosios žąsys visos, ne? Nu, matosi, kad jeigu pagal skylės 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 skylių kvadratinė metrė, sėjom šiam 5, 11, 50 tankumas, bus pats tas. Čia kaip apeini 70% laukų, bet ant šito kalniuko tai neužlipi pasižiūrėti. Turėsim lipiko. Nes tikrai daug kur vaikščiom šiais metais ir yra nemažai laukų, kur nepurčiam korvetą, ten vienas kitas, ten kur buvo tikrai nedėjom ten to 400 eurų, o čia beveik visi laukai švarus, nu, o čia tai taip truputėlis yra. Metrų avataras technika rimta, kaip ir pupusėjai, viskas tvarkoj. Tik vieną mažą bėdelę iš durpyno atvažiavus nepasireguliavo gylio, tai durpynę pasėjo į 5. O ši čia pasėjo paviršių arba 1,5. Tai jeigu nelis, tai taip ir gulėsi iki kažkada pupos į centimetrą pasėtas. Bet užtat hektarai greitai renkas. Vai greitai. O gylis? Va. O dabar pupa į 6 cm tokioj žemelį. Va. 5 cm už savaitės 1,5 bus sudygus. O posėlio nuglifasuota savataro lubinai pasėti. Ir lubinai jau sudygi. Nu tai kaip, pavyzdžiui, pasidėjau gražiai šlapę. Šitoje vietoje pasidėjau 3,5 dar kilstelėjo į viršų, žinai, šlapioju visiškai savataro ir gražiai pasidarė šitoje žemėje, drėgmės pilna. O ten, kur skusta, tai kiek ten slėgis turėjo įsivaizduok būt nuimtas, kad ten be slėgio važiuot, kad pupa taip sėtus. Jo, be slėgio visai. Tai ten jo, bet jisai šito lauko ir atvažiavo. Nu va, čia durpiai į kokius 6 pasėta. Nu tai ten jisai normaliai nuvažiavo, spaudimo neužsikėlė. Va, durpiai 5. Tai toj žemė jisai tau iš karto ir pavarė. Į 1,5 cm į cemą pupas. Pasižiūrėti reikia, čia nereguliuos. Dar vieno proceso pradžia. Žemėj sušilus.
paleidimas. Sėkla ir priežiūra. Kiek rodo ten? Čia? Taip, man atrodo, turbūt, ne? Jo. Rodo 4-5, man. Gal tada negairam pažiūrėti? Ne, nereikia, nu labai gražiai, 17,5 panašiai cemo laiko. Nu, kai styga. Nes tas, žinai, nu agresyvus atvalymas prie tokių grumstų. Viską labai gražiai švaliai nuvalo. Padėjimas sėklos irgi viskas. Sunkesnai vietoje, va, matosi, kad biškai, žinai, kokie 3-3,5 tokioje, va, kur sunkiau įsispaudžia, bet iš karto, kur palengvėja, nueina į 4. Autoforsto, žinai, čia yra kur nuo to, žinai, nuo žemės to struktūros, žinai, su to gilį, žinai. Tai viskas čia gerai, jokių problemų nematau. Bus ar... Nu va, ir pabaigai dar turbūt paskutinis rapso laukas šiandieną. Arčiau Kupiškio jau. Vėlgi, ta pati veislė. Čia jau žydi. Čia su amzūriu. Sėta. Labai buvo pasiraita vakar, ar ne? Buvo. Buvo, ne? Prieš pat šalną mitybą? Aha. Penktadienį ir ketvirtadienį? Reikia skambučių, tau skambinu, sakai važiuoja. Ketvirtadienį. Skambinai, penktadienį važiuoji. Ne, juk kada skambinu, tada važiuoju. Ketvirtadienį. Ir nieko, viskas labai gražiai. Po šiaušelio klausimas, po 1,5 litro akselio. Nu, atrodo, šitaip vietomis. Niekas čia nepasikeitė, kitur meta šluoteles. Tai žodžiu, nauji laukai, patikrinta atsparumas penoksadenui 90%. Vieni kiti pageltonavę kažkur tais, bet šiaip tai auga, yra vietų, kur peraugia per kviečius. O čia bus rebusas, ką daryti su kviečiais, naikinti ar auginti 3-4 tonas maks. Ir 5 metus šitam lauke javų neturėti. Nežinau, ar girdisi, bet pirmą kartą gegutę šiais metais išgirdau. Gerai, šita vieta gerai. Tai labas rytas visiems su pirmąja paskutinio pavasario mėnesio diena. Niekada neišeina žemės ūkį pasidaryti, tai pirmas dalykas per dieną susirinkti pakankamai tiek informacijos, kad galėtume su tokios įdomios parodyti, kartais pavyksta, bet tokio dalyko kaip naujametinis koncertas padaryti neišeina, ne? Kai prieš 2 savaitės nufilmuojam, ne, ir kiekvienais metais Valinskienė per naujus metus dainuoja. Tai šitaip neišeina, pietų Lietuva, kitas Lietuvos regionas, arčiau Kazlų Rūdos, ten Bagotosios pusė matosi, net nežinau iš tikrųjų, kieno šitas laukelis. Ir kas čia buvo daryta, bet rapsas nebuvo čia pastipriausias, kiek teko matyti, aišku, čia visiškas lekiantis smėlis, tai tik tai 100% žala matosi tame lauke nuo šalnos padaryta. Apie dirvožemio tipažus, kad suprasti, nu, patys matote, ne? Kiauras smėlis ir pietų Lietuva su 2,5 ar 3 mm per pakankamai ilgą periodą. Lašus, kurios matote ant dirvos paviršiaus, tai yra vakar išlaistytas kasas. Kraupiai atrodo avižų laukas, pakankamai anksti pasėtas, padygęs, pasikrūmėjęs, jau kai kur 3 ūglius turėjo praėjusią savaitę, tai labai gražiai atrodė. Žinoma, tokiuose smėlynuose visada būna pakankamai daug iššūkių auginti vasarinius augalus. Ko nederėtų daryti, pamačius tokį lauką, sakyti, viskas, dedu brūkšnį. Nes labai matosi, kad praėjus keliom dienom po šalnos antžeminė dalis nors ir buvo nuvirinta, bet matosi būtent kiek tos naujo lapo augimo yra. Tai panašiai 1,5 stipresnėse augaluose, kitur šiek tiek mažiau. Galime paimti praktiškai bet kurį ūglį. Ir matom, kad tik tais antžeminė dalis buvo pašaldyta. Vėl vyksta naujas augimas, tai jau pasiplėšiam vidų, pasižiūrėti. Ir matosi net naujas lapas. Vidu yra, viskas tvarkoj. Šitas laukas atsigaus lekiantis smėlis ir kaip bebūtų keista, ne šita šalna greičiausiai, kaip matau dabar, bus didžiausia problema šitame lauke.
O vietomis augantis kilimas rietmenės. Bet toks kilimas. O va avižose su rietmenė. Čia tai turėsime reikalų pakankamai nemažai, nes vaistų nėra. Pinaksodenų veiklė medžiaga gerai išima rietmenę, bet taip pat kartu su savimi išsineš ir avižą. Tai niekada nebūna nuobodu auginti vasarinius augalus, ypač tokiame dirvožemyje. Pakankamai įdomi vieta. Pirmą kartą šiais metais išgirsti gegutės kukavimą, ne? Nu, gal ir nieko, bet vienas iš tų smagesnių prietarų pavasarį, ne? Kuriais kai kurie žmonės tiki. Tai manau, kad su tuo gražiu garsu taip ir bus, kad šitos avižos ne 100%, nors iš pirmo žvilgsnio prieš kelias dienas, prieš 2 sakė, kad viskas 100% čia tų avižų nėra. Tai dabar pasižiūrėjus matosi, kad žala tikrai sieks gal 10-15%, kažkur tais gal 20, kažkokioj va tokioj va sunkesniai vietoj. Bet jau matosi, kad laukas vėl gauna naują žalią spalvą. Ir su avižom šičia bus tikrai pakankamai kiek įmanoma neblogai, žinoma, jeigu palis. O ten su rapsu, nežinau kokia situacija su draudimo nepas. Va Pilviškių pusiai matosi, kur rapsas biškelį prastesnis, gavęs labiau. Šalnose, ne pas kaimyninės laukose. A kur prie ežeros daugiau. Vaizdas truputėlį kitoks. Ar buvo nors milimetras? Vienas buvo milimetras? Jo, 1 milimetras iškrito. Gerai, 1 milimetras. Va, matai, kur tie buvo irgi. Tai jie, kur buvo pažeisti. Nulinkę tą pusę, bet toliau nesivysto. Ir toliau eina, kiti visai, žinai, kur visai pažeisti, tai ten. Nu jo, bet šiaip rapsas tai jisai atrodo visiškai kitaip. Centre 1, 2, 3, 4, 5. 5 atmestos, toliau mesga. Pakrašty bent. Tai žinai, pakrašty dar galėjo ir koksai žiedinukas pakrasti. Nors jo, va. Galėjo pakrasti žiedinukas. Čia šalnos. Kiek pas jūs buvo šičia temperatūros? Va, tu užmesgimą šitoj vietoj. Ir nepatikėsit, irgi pionieriaus pati 3.15. Tai va, žydintis rapsas šitas šalnas, kaip bebūtų keista, pernešė net geriau negu tas, kuris nebuvo pražydęs. Absoliutus paradoksas, toks, kad pagal augalų fiziologiją turėtų būti priešingai. Bet vėl, kur laiku viskas padaryta, žiūrim į tos centrinius žiedynus. Stiprus augalas, vienas neužmegstas. Na, šitam va, irgi vienas, 2, 3 neužmegsti. Galėjo kažkiek tais ir žiedinukas pasidarbuoti, bet va, matosi gal vienas kitas, kuris labiau pažeistas augalas buvo, ne? Kažko tai. Va, šitie riboženkliai būna kartais laukose sukalti ir dažniausiai jie parodo, ne, skirtingų sklypų ir laukų savininkus, bet dirbančių žmonės. Tai -7 šitose laukose, tai įdomus variantas, visada galima pasižiūrėti, kai skirtingos technologijos taikomos, net ir tokiuose, kaip čia pavadinti tos dirvožemius, smėliuose, -7 buvo netoli Antanavo, tai čia purškimėlis prieš šalnas padarytas, kiek girdėjau, labai įdomesnis, kur būna rekomendacija nepurkšti arba nenaudoti mišiniuose prieš šalnas. Čia prieš šalnas nukėlėm tos purškimus ir sakėm ne ir išskaidėm. Tai nedarysim. Tai matosi truputėlį, nu. Tiek vienam variante, tiek kitam variante. Tai ar skubėti verta ir kokius mišinius daryti, kai prasideda augimo reguliatoriai, herbicidai ir fungicidai. Ta visa tematika. Tai ne, net ir smėlyje lekiančiam. Galima tos augalus išsaugoti, bet saugoti reikia. Tai dvigubai labiau negu gerose dirvožemiuose. Su rapsais irgi panašus scenarijus. Aišku, turbūt nereikėtų rodyti, ne, pakankamai prastos agronominės praktikos. Bet vėlgi, tie patys smėlynai
kurie turėjo -7 ir silpnas augalas net nėra ką šnekėti. Čia turbūt buvo ne piktžolės nepurkštas, rudenį nieks nedaryta, dirvožemis nesikeičiantis variantas, bet galimagi net ir tose visiškai lekiančiuose smėliuose labai normaliai viską padaryti. Taip, čia kur -7 praėjo, matosi atmestų ankštarų, matosi iš centrinio atmesta daugiau. Suvalkijos pusėje visiškame smėliukyje lekiantis šitas smėlis, bet darant darbus laiku, atiduodant tręšimus, pasidarius normalius purškimus, pasiruošus tą augalą prie tom šalnom, tikrai galima tokių vaizdų išvengti, net ir pačiuose prašiausiuose dirvožemiuose. Tai taip, yra laukų, kuriuose gal niekas nebūtų padėję, bet labai vizualiai matosi stiprus augalai, tikrai daug geriau atkentėjo vėlgi. Labiausiai pašalę yra tie, kurie yra pakraščiuose, o kuo toliau, kuo gilyn į vidų, net ir intensyviai žydintis rapsas, kur viskas padaryta pakankamai gerai ir žinoma pakankamai ekonomiškai, nes čia niekas nesivaiko tų 4,5 tonų. Mes žinom, kad čia mes auginam 3,5 tonas tokiuose smėliuose ir labai tom džiaugiamės kaip normaliais metais. Čia vaizdas truputėlį liūdnesnis. Marijampolės pusė. 2,5 mm lietaus per praėjusį mėnesį, dabar jau galima pasakyti per praėjusį, gegužę. Visiškas parakas. Gilesniuose sluoksniuose dar turbūt daugiau lietaus yra. Laikosi ta nida, žinoma, purkštuvas iš šitų laukų neišvažiavo. Su pirmo augimo reguliatorium buvo naujas fungicidas, nauja veikli medžiaga. Kelios jos ten bandytos ir naudotos. Su mintim, kad iki vėliavos galbūt nereikės. Bet nepanašus tas vaizdelis. Nežinau, kiek GoPro pritraukia sėjomainą. Atsiliuotų čia tikrai nėra. Ir stebėkite laukus, net ir tokiuose laukuose, kur sėjomaina gera, drėgmės nebūta ir fungicidas nupurkštas. Tikrai pagal aprašymus, naujos ir veiklios medžiagos stiprus, tebūnie neįvardinsime. Bet važiuojam purkšti iš naujo, kartu su 32, o naujų lapų matosi taškučiai. Vėl, gaila, kad GoPro, bet vienas kitas yra, iki vėliavos tai bet kuriuo atveju netrauksim. Tas pats standartinis laukelis. Suvalkijos pusiai 3,15 buvo jisai pasiraitęs, šičia vėl netokia vieta, gavo ją iki -3,5 žydėjimo metu. Vien dvi neužsimezgusios, kitos ankštarėlės mezgasi. Aukštis kol kas nėra aukštas, pernai šitas rapsas buvo 2,20 m. Čia irgi jisai yra nereguliuotas. Matom, kad šoniniai kyla labai sėkmingai ir taip, tas spalva tikrai sodri, pakankamai tankus, jisai bus turbūt 1,80 m, manau, tikrai pasieks. Planuosim važiuoti pakankamai greitai su fungicidu. Labai atkreipkite dėmesį, purkšdami fungicidą, temperatūrinius režimus, purškimas tik nuo 9 val. Vakaros, užsiregistravus. Bet atkreipkite dėmesį ir tai, kad temperatūros turėtų būti ne 2, ne 3, ne laipsniai purškimo metu, o bent 8 ar 10 laipsnių, kad pats fungicidas tiek pasidengtų, tiek augalui nepasiskleistų, ypač jeigu dar kartu naudojame ir sisteminius insekticidus. Labai pasidžiaugia mūsų draugais iš Niufarmų, pagaliau karnadiną užregistravo visur. Acetamipiridas, kuris turi registraciją visose javose, žirniuose, pupose, bulvėse, man atrodo, ir runkeliuose, žieminiuose rapsuose, net ir žydėjimo metu galime jį naudoti. Tai ta problema, kurią turėjom, kad acetamipiridas vienas registruotas ten, kitas ten, kitas ten, tai karnadinas, tai liuksas jum Niufarmui kokybiški produktai, kas žinot, kaiso, kenkėjų kontroliai, šičia irgi lauke buvo naudotas fizuladas pabirų kontroliai, tai nei kenkėjų, nei pabirų nėra, tai tikėkime, kad nupurškus kartu derinyje su
azoksistrobino, boskalidų ir protikonazolų, taip pat dėsime dar porą mitybinių komponentų ir paviršiaus aktyvią medžiagą, net 200 arba 250 vandens su dvisraučiais injektoriniais. Nuo 9 po 1-2 purkštuvėlius į dieną iki 11, kol temperatūra nekrenta mažiau negu 8 laipsniai. Ir panašu, kad bandysime gal sustartuoti net ir šį savaitgalį, jeigu nebus šalnų, nes kitą savaitę rodo prastesnį orą. Tai tikrai ne visoje Lietuvoje, tikrai ne visose, bet pietiniai Lietuvos daly, kur jau žydi ir papurčius jau krenta vienas kitas žiedlapis, tai rodo penktadienį, šeštadienį lietaus. Jeigu taip atsitiks, tai pietiniai daly bandysim gaudyti vakarus ir tas šiltas temperatūras, kol kas jų labai daug nerodo. Tai kiekvienas vakaras yra svarbus tam, kad apsaugoti tikrai potencialiai atrodančius ir intensyviai jau žydinčius žieminius rapsus nuo sklerotinijos ir nuo galimo alternarijos protrūkio. Tai pakankamai stiprus fungicidinis purškimas, tiesa šiais metais tikrai ganėtinai pigiai, tam, kad susitvarkytume, kartu naudojant ir sisteminį insekticidą. Nelabai čia aišku kenkėjų tų nėra, bet kadangi čia savaigi neturim, antrą kartą nevažiuosim, tai kontrolė nuo ankštarinio paslėpto straublio su acetamipiridu, būtent su karnadinų žydėjimo vidury. Šičia bus tikrai daroma. Tikrai Lomose nebuvo šalčiau. Pieva pašalus, ten žeminiai pašalę. Ir čia. Bet tai kiek skiriasi, turbūt kokiais 3 laipsniais, ne 2, kad taip kristi. Jau čia aukščio amplitudė didelė. Nu, aukščio amplitudė didelė, čia kiek kokie 10-15 metrų turbūt, ne? Nu, nes nematavė, bet... Nu, bet tikrai nemažai. Gerai pakabinta. Biškai, palaikyt. Įdomumo dėliai, ar jisai gyvas ar ne? Gyvas jisai. Gyvas? Gyvas. Gyvas. Visi šitie gyvi. Antžeminė dalis bus nuvirinta, nes aš mačiau avižų, kur visiškai nukalto šiandieną, tas bagotė -7 turėjo. Avižos? Jo, -7 turėjo, bet jau tokios pasikrūmijusios. Ir, va, pavyzdžiui, šitas, kur didesnis, kur vat, šita dalis iš stiebo, va, šita vat, nuimta, jau ir lapas toksai nuvirintas, nors ir čia jisai dar gyvas, bet nu, ant ribos. O visa šita dalis, jinai jau va, tiek yra paaugusi naujos augmenijos per 2 dienas. Jisai stumia tą lapą ir tas lapas jisai va, gyvas. Visiškai šienas, o dabar aš va užmetu. Matosi, kad truputėlį žalios yra. Užvakar tai čia ragas buvo turbūt. Tai atėjom, sako, Nes jeigu ta pieva gavosi, matot, tai va, tas visas lenys. mes nevažiavome, paprasčiausiai su žmonės, sako, einam pažiūrėti, kas durpiai. Ir šieną. Durpiai? Nu, kokius -4, -5 apačio čia tikrai turėjo. Balsukių stotelį rodė -5. -5, ne, balsukiuose? Balsukių stotelį telefone. Man termometras pastovė, tai jam bilietą rodė. Jeigu nepamirštu yra. Tai atsiliuotas balitusas va. Ne, atsiliuotą balitusą gal reikėjo prie pirmo įsimesti, nes tikrai matosi, kas susijęs su ligom, tai stipriai. O dabar... Ne, tai kad turėjo būti nupurkšta, tai jeigu nebūtų 22 metrų per sekundę vėjo, tai čia gali važiuoti ir purkšti, ką nori. O dabar reikės į krūvą viską dėti. Nes jo, ir vietė dabar. Tai suprantu, kad patį. Tai va, labai skirtinga situacija skirtingose Lietuvos regionuose. Pasižiūrėjom visgi šiandieną, kaip atrodo tos šalnos, daug apie ką galima būtų dabar daryti laidas, būtent šiuo metu. Turbūt viena iš tokių įdomesnių temų buvo pasižiūrėti, kaip praėjo pakankamai didelės šalnos šiaurės rytų Lietuvoje. Turbūt ne pats baisiausias vaizdas, kurį teko matyti, neteko tose kitose kraštuose dar pabuvoti, bet vaizdelių mūsų agronomų grupiai žiūrėjom tai įvairiausių tikrai. Daug vasaros, ypač lengvesniuose priesmeliuose ar durpėse, net ir pietų Lietuvoje, kurios reikia atsėti, matom tai pagal kukurūzų sėklų judėjimo, ne, ir tematikas, kad vietoj vasarinių kvietukų naglasėsim kukurūzą tose durpynuose ar dar kažkokios temas. Tai visko yra tikrai rapsų pašalus, yra ir kviečių durpėse, bet vėl žeminis rapsas
ten, kur viskas padaryta laiku, kur trąšos atiduotos anksti, kur daryti 2, kai kur net ir 3 purškimai, mitybiniai, kartu su, žinoma, su insekticidais, su žolėm ir kitais elementais. Nu, tai tie rapsai labai greitai atsistojo po šalčiu. Tam tikrai mitybiniai komponentai labai padėjo užsipildyti jiem ir augalo viduje. Bet apie tai nebeverta šnekėti, tikėkime, kad daugiau šalnų nebus. Kitą savaitę dar rodo ne vieną kitą. Ką dėlėtų paminėti, visgi jau dabar girdisi, kad bus pakankamai nemažai chaoso, galim prasibėgti per kiekvieną augalą atskirai. Tai labai trumpai žeminis rapsas, žydėjimo pradžia. Apie 30% laukų rekomendavom važiuoti, kadangi važiavom prieš pažydėjimą, tai dėjomės mitybą kartu su azoksistrobinu ir tada šiek tiek galėsime pastumti pagrindinį fungicidinį purškimą į priekį. Kitur, kaip ir minėjau, dėsim 3 veiklias medžiagas, daugelį variantų maišysim ir boskalidą su prodekonazolu ir azoksistrobinu. Ką reikia atkreipti dėmesį, temperatūrinius režimus, kurios rodo, ne, jeigu 4 laipsniai ar 5 vakare, tai nebus pats geriausias purškimas. Ir būtent šių veiklių medžiagų pasisavinumas ir pasiskirstimas ant augalo, vakariniai purškimai reikėtų turėti bent jau tos 8 ar 10 laipsnių. Tai jeigu pradėsime 9 ar 10, tai nevakarojam, pietų Lietuvoje tikėtina, kad net ir kitą savaitę šitie darbai prasidės. Tikėkime, kad rapsas nežydės taip, kaip žydėjo pernai, 2,5 savaitės, padarėm purškimą, pamt už 5 dienų žydėjimas baigėsi, ne? Tai tas atsispindėjo kai kur derlingumuose. Tai rapso potencialas tikrai didelis, tai apie tos žydėjimo purškimus dar šnekėsime, nes čia kol kas tik tai pirmosios mintys, kitą savaitę gal kažkur tais pietų Lietuvoje. Su žieminiais kviečiais visiškai kita tematika, daug kur sušokęs piktžolių purškimas kartu su antru augimo reguliavimu ir su fungicidiniais. Tai jeigu tik tai 2 skiltės piktžolės tvarkomės ten su tribenronmetilu, tokio fluorosulamo ar fluoroksipiru, tai galime maišyti su trineksapaku, tekia maišyti su trineksapaku, kalciu proheksadionu, net ir dar 2 fungicidinės veiklias medžiagas kartu prisidėti, proteorazoksą ar net ir iš kitų variantų. Tai čia tikrai dėlėtų pasitarti su agronomais, konsultantais, vėl maišymo, eiliškumas, pH, tirpalo savybės, ką su ko galima, kas su ko nedara, tai viskas, kas yra matyta gamyboje, yra pas mus, sakykime taip, mūsų informaciniam fonde. Ko negalima daryti, kur jau matėme, kad kai kurie ūkininkai padarė, tai ten reksadebro, 2 stombo pirokslamas, visi kažkitų džiaugsmai turi avoksą, mišiniai su trineksapake etilu ar dar geriau kartu su kalciu proheksadionu, tai wow, kaip nubala kviečiai, kaip padega galiukai, tikrai turim tokių variantų, nerekomenduojam to daryti, turbūt niekas to nerekomenduoja, bet vėl labai dideli vėjai, dieną iki 17-20 metrų gūsiai, iš ryto temperatūros nevykusios tokiem purškimam, jeigu važiuojate, pavyzdžiui, su brodvėju ir važiuojate su druska, nefenoksė grupė 12 laipsnių, temperatūra minimali purškimo metu tam, kad gerai suveiktų, o jeigu mes jau juos naudojam, tai tikėtina, kad nebuvo darytas rudeninis purškimas nuo vienskilčių arba turime laukose dirsės, tai temperatūra vėlgi turėtų būti 14-15, nes kartais net ir tos veiklios medžiagos kiekis, kurį naudojame, ne 200, o ne 200, tarkim, rudvėjus, o 220, kai kur net ir 250, kur žinom, kad yra didelės problemos. Tai lygos tikrai pasirodė, atsilioti kviečiai vienareikšmiškai beveik visur yra nupurkšti, ten jau tokios rekomendacijos buvo su pirmais augimo reguliatoriais, čia nieko naujo. Net ir tuose po pupų, po rapsų jau matome, kad tiek dryžligė, tiek septorija, kai kuriuose veislėse, nida ir miltligės yra kai kur nemažai. Jeigu miltligės yra daug, tai vėl atkreipiam dėmesį, pas paprasčiausias variantas, efempropidinas, lentvirę prisidedam, bet dabar labai svarbus momentas, tai piktžolių kontrolė, 2 skilčių, kuri kartais dera, kartais skaidom, jeigu reikia druskos, turim kažkokių tai rugegilių, ar turim atsparių, ar vėl kito momento, jeigu važiuojam su druskiniais, tai kartu su augimo reguliatoriais nemaišom. Tekia matyti tos variantus, bet vėl tos ribotos temperatūros ir ten MCPA ar 2,4D naudojamas dar su 4 ar 6 komponentais mišinyje. Ne, jeigu jau tikrai važiuojam su tokiais mišiniais, tai tikrai nerekomenduojama daryti tų stebuklingų mišinių. Ką dėlėtų atkreipti dėmesį, 31 beveik visur, kai kur jau ir 32, azotas galbūt ne pats paskutinis, bet jeigu dar stovite su kokiu 70 ar 80 veiklios medžiagos, tai tikrai tą dėlėtų susikelti šią savaitę. Dienom panašu, kad nebarstysim 36 metrai, jeigu barsto mane salėtra, nesvarbu, net ir tai bus Aksana ar Polaris su 14 ar 20 ar 17 metrų gūsiais, net jeigu jūs važiuojate su Amazonėm ar su Rauchais, su vėjo davikliais, nepadarys taip, kaip turėtų padaryti, net ir pačios kokybiškiausios trąšos. Kas belieka, naktinis tręšimas,
taip, jeigu yra šiokios tokios rasos, gali kažkiek apsidaužyti, kažkiek apsideginti minimaliai, kažkokios dulkės, bet čia vėl viskas remiasi į trąšų kokybę, kokybiška, nedulkanti, azotinė trąša, naktį gali važiuoti be vėjo jokių problemų, taip, naktinis darbas, bet panašu, kad dieną nei tręšėjai, nei tie žmonės, kurie barsto, labai daug veiklos neturės. Tai ką darom, jeigu važiuojam per tus vėjus, panašu, kad tą darysim, nes kitą savaitę vėl rodo temperatūrinius kritimus, tai bent jau po sekciją šalia kaimyninių ar ypač savų laukų, ten, kur augalai, kurios galėtume išimti. Važiuojant su brodvėjus, tai reikia bijoti visko, ne? Reikia bijoti tiek miežių šalia pasėtų žieminių ar vasarinių, reikia bijoti tiek rapsų, ne visų ankštinių kultūrų, žodžiu visko. Dėrėtų saugotis, jeigu važiuojat su piroksulamo veiklia medžiaga ir kitom veikliom, kurie eina kartu su jie deriniuose. Tai pagrindiniai tręšimai vėl antras augimo reguliavimas pagal jūsų potencialus ir pagal temperatūrinius režimus, kas bus kitą savaitę, kada mes tą darysim vėl. Kiekvienas laukas, kiekvienas rajonas labai atskiros istorijos, bet tai yra tie momentai, kurie yra be galo svarbus ir juos reikia atkreipti dėmesį. Vasariniai augalai, ankštinėse matom, kad daugelį kraštų yra sitonų pakankamai nemažas antplūdis, tai kai turėsim tarp 5 ir 10 cm, arba mažesnius, jeigu matom, kad labai daug, važiuojame su paprastu kontaktiniu piratroidu, deltametrinas, acipermetrinas puikiai šitoje vietoje tiks. Taip pat dažniausiai pusinė fosforo norma tam, kad pastumti šaknį, nes visgi šiandien dirvai 8-7 laipsniai, nieko labai daug nėra. Truputėlis boro, truputėlis molibdeno, nes su nedideliu vandens kiekiu, kad galėtume greitai tą darbą pasidaryti. Herbicidai beveik visur nupurkšti dirvinėje, kaip ir matėte, jeigu laidoj įsimontuos, tai klonifenas, kai kur klonifenas su glomazonu. Tai viskas čia labai aišku ir paprasta. Vasariniuose kvitukose ir kitur nieko daug daryti nereikėtų. Cukriniuose runkeliuose, jeigu bus drėgmės, apie ką galvojame, tai gal metametrono veiklios medžiagos apie 1050 atiduoti nedirvinis herbicidas. Jeigu turėsime kritulių, kad galėtume šiek tiek pastumti konviso į priekį, girdėjom, kad kontakto herbicido Lietuvos rinkoje kol kas arba yra mažai, arba nebėra, nežinau, kiek tai yra tiesos. Tai klausimas, būtent dėl to galvojame dirbtinio pavažiavimo dabar, kartais tenka pasimaišyti, plus šiek tiek prisilaikyti tam tikrose regionuose išliūgę, nes tada gaunasi, kad prie konvizo ten didesnės normos dar ir nortoną reikia naudoti, vėlgi kažkiek stresuoja cukrinius runkelius, tai kiek įmanoma iš anksčiau pasidaryti su dirviniu. Nėra labai brangus purškimas ir tą nukelti, tai tikrai valio, kukurūzus jie įsivažiavusi daug visur, matėte, tai nemažai darbų Lietuvos laukose, labai nepalankios sąlygos purškimams, tiek temperatūriniai režimai, bet čia yra būtent labai svarbu, temperatūros, prie kurių herbicidai veikia, kad nebūtų taip, kaip pernai metais nuvažiavom. Dieną prieš buvo šalna, purškimo metu buvo 10 ar 11, kodėl pas mane tas smilguolė auga ir taip čia dabar tas būtent ta veikli medžiaga ar tas produktas kažkaip tais nesuveikia. Tai tos rekomendacijos, kai jos ateina su maišymo eiliškumu, kokius produktus naudojam, visada atkeliauja ir su temperatūriniais apribojimais bei dienų intervalu. Jeigu purškate, kažkur tai slaistėte kasą, čia su herbicidu galite važiuoti ne anksčiau negu už 3 dienų ir vėl atveju kitas variantas, jeigu čia buvo purkštas stiprus herbicidas ir tada važiuojate su augimo reguliatorium, kur eina dar kokie 2 ar 3 mitybiniai komponentai, kurie gali atkelti dalį tų žolių, tai tada ne 3, o kartais net ir 5 dienos. Tiek minimumus, tiek maksimumus tekia matyti, žinom, ką po ko negalima daryti, su ko maišyti, vėlgi sakau, tarėmės kiekvienu atveju atskirai. Dabar labai intensyvus metas Lietuvos laukose, tikėkime, kad per šią savaitę, bent jau net ir tose šiauriniuose regionuose, kur buvo drėgniau, sėją pabaigsim. Labai didelis skirtumai, kol kas laukai atrodo labai gražiai, bet vėl Marijampolės, Suvalkijos pusė, kur ūkininkai per visą balandžio mėnesį skaičiuoja 2,5 mm ir tarkim kokia nors kaip ir šiaurinė Lietuva, kur pasvaly pasižiūrėjus kai kur net ir 100, kitur vidutiniškai nuo 40 iki 50, kai kur 38 mm per pastarą savaitėlį iškrito. Laukai dar kol kas atrodo labai panašiai, net Suvalkijos pusėje, net tiek Vilkaviškis, tiek Marijampolė, ar tiek Šakiai, kurie net negavo daug tų kritulių, vėl turėjo drėgmės iš pavasario, jie saugojo, tai tikėkime, kad šį savaitgalį palis, kad lietus ištaisys visas šitas klaideles, kurios buvo gal ne tiek mūsų padarytos, kiek gamtos padarytos, tikrai yra laukų, kur šiandieną matavom su testeriais azoto atiduota jau 130 veiklios medžiagos.
O jeigu lietaus nebūta, tai rodo 55 kg veiklios medžiagos deficitą. Tai ar dabar važiuoti ir pilti nepapildomai, kai jau tiek atiduota 31 stadijoje, ar tiesiog palaukti, kol palis ir pasiims. Tai daug skirtingų situacijų, daug įdomių situacijų, kurias visada smagu pamatyti ne tik šiandieną, bet ir stebėti kiekvieną mielą savaitę visos vegetacijos metu, tada galima pasidaryti kažkokias tai išvadas. Manau, ir jūs pakankamai nemažai jų pasidarote lankydamėsi savo laukuose. Tai gražios visiems savaitės, tikėkime, kad per kokią dienelę ar dvi šita laida nebaisiai ilga susimontuos. Ir kaltas, kad įlindau į estafetę iš karto po Aivaro, kuris fainą laidą padarė praėjusią. Jeigu jos nematė, tai būtinai pasižiūrėkite, tai buvo 20 dėmesys jūsų laukams laida. Na, o sekantį matysim, kas dalyvaus šioje, tai visiems gražios savaitės, gerų darbų ir per 20 metrų per sekundę vėją nevažiuokite su herbicidais į kviečių laukus, saugokim tiek savo, tiek kaimininius laukus ir visiems ko? Lietaus ir gero oro. Kiek?